atsinešiau grošt. Nežinau, matysim, kaip čia manais. Užrinkis kaištis negali išimti per ilgintau. Tai vien žodžiu bus reikalų. Nu, bet udarys bandysim išgrėžti, gal pavyks. Nu, matyti ir šaknis giliau. Bet nereik, užteks neišversti į šerną. Nešu šakalį ir bandysim įkišti ten ir užvėžti. Čia manau, kad užteks to gilio. Tai viskas bus gerai. Liuks apibėrsim gerą, kad geriau užsitrambaut. Nieka nei čia užmynęs pats. Ateis vien kit kart pasitrins. Tas mėts bus keita. Ir skeita į dabą bus. Atsineš kirvilbišką apkapuosi. Atsinešiau kirvilį. Kaip iš pataisyt. Imsim tą žeivės, kad geriau būtum tepti. Bišk šaknis. Šakas, ne šaknis. Ant žeivėsiam. Kodėl aš afalau, kad geriau keptum. Kuo aš turiu, turiu tuik superinį reikalą. Senas laikas esam naudoji, paskui neapnaudoji vėl. Čia ir šernam trintai skystis, dabar čia tik masals užrašyta ir tai jau pratestuosiam danų bišnės, čia biškėsiu kituik padarys ir nustorva tuik metut šepetelis. Nik nereik daug galvot, va, paspaudi, matot, skystis bėga. Ir su to šepeteliu iškart tepi. Labai patūgė, neįsitepi runkų niek, va. Matot, va. Va, matot, kaip gražiai. Nu, aš čia, kaip sak, ant apteps, aišku, daugiau. Suprant, kad čia visi labai gerai patūgė. Iš šitą apsivalėvą. Tau viskas rankelis išvariaus, nerek niek. Vėl šitą dėją užsoka ir turi. Vis laik gali turėti kišenėje, buteliuk švarus. Jokių problemų, atvažiava į mišką. Atėję, patepliuoja, va. Matot, koks šepetėlis ir super. Ir vėl užsoka ir vėl turi. Ir to buteliok kelet kartų patep. Nereik čia daug, aišku, gali daug tepti, daugiau tepę. Da, geriau, kaip sak, kvepį daugiau manitrenas, bet tu turėt kaip mobilų, kaip sak, vis laik mašinų gali turėti, ant visokių pasidės atvažiava kažkur į palaukėm, ar da, patepė ir, kaip sak, vėl anu paskanina. Tai va, dabar biš persiorientauju ir parodys, kaip aš ten, reiškia, užpėlsiu tas dvivėjais, kur padirbau tus dolovelius. Vienu žodžiu, tęsiu toliau. Savo viliuojam veids paruošėm ir kur, sakiau, štai tos geldelčius išpjaut svaivėjim, atsivežiau jau tos pastas ir tai yra nesvarbu, tas indėlčių man aš išsek pasigaminau, tiesiog, kad atsivežti daugiau ir vienu žodžiu patogiau. Kad būtų man didesnis kieks, nereikėčiau tų indų daug vežiutis. Tai dabar aš anos į to veinšitą pabandysiu pripėlt gal geriau. Ten nenusidirba reikal runkų. Matot, kokia neįtasi, va. Bet jau aš man ilgą bėgs. Kažkur turėjau pirštin. Oi, blemba, čia aš nusiteps. Vis dėlto pirštin ir reikalinga. Nes, matot, nebėgant taip, kaip aš norėjau, galvoju, čia paimsiu, išpėlsiu viskas, čia ilgą reiks varvinti. Tiesiog paimsiu ronką iš kabinzą, jau aptepliuosi rinkį viskas. Tiesiog, dailę su pirštinė. Va, pritepu šitą į lavėlį. Va, dabiškai aptepti ant tus kraštus. Kai jau kvepėtom, jau iš toliau. Sakta, žvėliuks pajustom. Ir viskas. Tai va, tada apsimausiam pirštinis dirbam antrą variantą, kur sakiau, čia nebus jokių nei kukurūzų, nei jokių kitų pašarų. Čia bus tik ta viliuklė. Ir va, ko aš darau, aišku, vėl išsik atsivežiau su savo bambalėliu, kad
tai kažkelį tveitų vis laik aptarnauju ir vienu žodžiu, va čia šitą užpilu, jau gal sunkiau matysis, super masal skysčiaus, papila nuo čia daugiau, kad įsigertum pirm kartą, va, įlovėlį, viskas liuksas ir šviedra, senoviška, va, stebuklingų meltelių tų, vilioklis, ne meltačiai. Aš jam įkratau daugiau, nežinau, gal čia reik paimti bišk šakalį. Čia pamaišyti iš šitų skyšių, tai gausis. O, gera kapkuoš, irgi panašiai gaunas kapiten. Tik aišku, čia visiška kaskets yra. Va, super. Gavus tik terštą masį. Nu, jum nesimata, aišku, bet nu, kai jau bus deinkuma, dar nufilmuosiu, čia pradės tai žvėriuką eiti. Ne paskutinį kartą, kaip saktą, maišau. Ir ne paskutinį video tai darau. Dar šitą va pripilu. Viskas. Ir viskas liuks. Veita į paruoštą. O, matot. Šitą pripylė va to tepamas pastas. O šitą ir va tai skysčiaus apačiu pripyliau, kai įsigerti mėdį. Į tai meltą. Nu į va, į tokių veitų reik kuo daugiau daryti, nesakau, čia yra ne tik tą čia priviliuoti, tu, kaip sak, masinė veitus, bet čia padarykit meškį tokius, nu, kaip sako, ir veitas, kur neperspektyvus, ten sens meškį, jokių problemų, kad ateitum, galų gali to pat droską šalia padėkit irgi tą droską į gerą, nes tų gainų grinų mineralų irgi daugiau nori, bet 99%, jeigu bus šalia monto, reiškia, čia vilioklios, kadangi čia irgi droska, tai žinokit, kad jūs tos dros beveik nelaižys. Nu, bet į kapir. Bet nors dros padėkit, jeigu man negalit nupirkti, padėti. Nepadėti, nu patep, papėlti kažkur, tai skau išpjaukit, to eksvendėjant, skirkit savo į mišką, eiti savaitgalį pasivakščiat ir savo pluoti, kur aplinko, kaip saktai, žvėriuką, laiko stirnelis, dabar ypatinga labai gera daugit, kits metas ateis labai greit pavasaris. Ragiuks reiks auginti, jau daugiau bus mineralų visokių, kaip sak, netrūks. Tu gražesnė ragiuka bus perspektyvesnė žvėrelė. Tai va, aš vis laik sakau, pas munčia va to veitų, jie apie 7 veits esu. Reiškia, už taisis taip, ir tai čia nėra viliojim veits, kai sakys, kad čia medžiuoji, gal kas teiktin, atstom pėlį teikti, nesąmonsi visiškai, čia dros daldėt kiek to nori, čia skaitom kaip droska. Čia kaip viliojim veitą, tiesiog kur gyvūnėlis gal ateiti ir gauti šią dieną mineralų, kurių ir tikra trūkums. Tai va, viskas bus gera, laikykitės arčiau gamtos. Alvyds Masals iš Mišk vakars važiuonam gert arbat, iki.